Top Sport! Lažybos, kortų lošimai, lošimo automatai, ruletė, stalo lošimai. Top Sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tavo verslui reikia erdvės. Tai erdvės pripildytos inovacijų ir pažangių sprendimų. Nordspace – išmaniai valdomi verslo boksai. Nuotaikos labai geros, pasiruošėm tiesiog labai paprastą taktiką, eiti nuo jo stipriosios rankos, atakuoti, palaikyti atstumą ir porą slaptų smūgių pasmūgiuoti, kurių jisai tikrai nelauks. Aš žinau, kad jis yra kickboksininkas, MMA kovotojas, Muay Thai, tai bus jo debiutas. Ruošiausi taip, kad tikrai parodyti gerą Muay Thai kovą, kad jam būtų sunku. Nežinau, aš įtampos kol kas labai išvis nejaučiu jokios. Na, žinau, kad Fighterlandas tikrai geras klubas, taip pat yra Titanas geriausias klubas, tai parodysim, kad Kaune geriausi esame mes. Vienas lemtingas smūgis gali lemti viską. Į ringą eidamas, nebijok, laikykis, nes aš ir mano komanda atnešim ugnį. Na, tikiuosi, kad Deividai atsistatys normaliai po sverimų, nes kraujo bus daug, tai reiks daug sveikatos. Kova vyks pagal Muay Thai taisyklės svorio kategorijoje iki 62 kg su MMA pirštinėmis. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynasis kampas, 22 metai, jo ūgis 1,72 cm. Tai jo debiutas UTMA ringe. Iš Fighters Land, Deividas Žamba! Raudonasis kampas, jam 19, jo ūgis 1,73 cm. UTMA ringe 1 pergalė ir 3 pralaimėjimai. Iš Titanas Gym, Edgaras Semionov. Kova vyks 3 raundus po 3 minutės. Kovos teisėjas, the referee of the fight, Jens Wilke. Okay, so no sweeping, okay? Remind, okay, for the white crew, 1, 2, 3. Going good? Yes. Mouth guard? Okay, so for sweeping, no, okay? Okay. Taigi pirmoji šio vakaro kova, turbūt simboliška, kad 2 Kauno klubų atstovai atidaro šį vakarą. Deividas Žamba prieš Edgarą Semionov, Fighters Land prieš Titaną. Na, įdomu, kaip ta psichologija taip pat veiks kovotojus vis dėlto atidaryti vakarą pirmojo kovoje. Nėra lengva iš psichologinės pusės. Ir nepamirškime to fakto, kad Deividui Žambai Muay Thai nėra įprastas dalykas, tai greičiausiai, na, jisai yra didesnėme jaudulyje. Edgaras Semionovas tarsi ir savo kieme. Ignas Barisas sekunduoja Deividą Žambą. Įspūdingai, atrodo, Ignas Barisas
kaip treneris, sakykime, Klaipėdoje vykusiame Rising evente, tikrai sužibėjo, sakyčiau, savo patarimais. Šis dar kylantis treneris ir tikėkime vis dar kovotojas. Čia kovos pradžia. Bando ringo centrą šiek tiek užsiimti iš karto. Raudonasis ringo kampas Edgaras Semionov. Kol kas ganėtinai užtikrintai. Edgaras Semionovas matuojasi ir žiūri, kaip pasirengęs priešininkas. Tačiau greičiausiai galime pastebėti, kad Deividas Žamba medžioja savo galimybės. Dabar lengvai prasmūgiuoja, tarsi irgi patikrindamas savo priešininką. Turime suprasti, kad smūgio kaina su MMA pirštinė gali būti labai didelė. Net jei tai yra tik 62 kg svorio kategorija, kiekvienas smūgis tos žalos gali daryti beprotiškai daug. Ir atsargumo tikrai tai prideda. Mes esame pratę matyti titanų kovotojus spaudžiančius dažniausiai savo oponentus, bet kas įdomu, kad šitoje kovoje kol kas Žamba yra tas, kuris deda žingsnį į priekį. Ir įdomiausia tai, kad girdime Marijaus Misiūno patarimus Edgarui Semionovui, kad jau laikas galbūt į klinčą eiti, Muay Thai taisyklės. Čia galima klinčiuoti, čia galima nuveikti daug, labai keliais ir alkūnėmis artimoje distancijoje. Kol kas Muay Thai elementų praktiškai šioje kovoje dar nepamatėme nei klinčio, nei bandymo smūgiuoti alkūnėmis. Ir greičiausiai jau matome, ką Deividas Žamba daro, tai yra dešinė ranka užtaisyta. Atrodo, tik tai susimatuoti distanciją. Beliko? Bando tarp priešininko rankų. Galinę susmūgiuoti dabar Žamba. Ant įtampos, kaip sakoma, tokiose situacijose dabar Žamba laiko Semionovą. Ir čia šoninis smūgis stiprus, kurį atlieka mėlynasis ringo kampas. Semionovas bando atlaikyti distanciją. Vėl džabukai iš jo. Labai įdomu žiūrėti, kaip Žamba tiesiog skenuoja situaciją. Jisai ieško atsidarimų. Ir daug tipų palaikyti distanciją, neprisileisti varžovui tą pernelyg pavojingą atstumą. Bet čia jau smūgis alkūnė, kurį atlieka Žamba. Ir čia buvo prasideda klinčas. Klinčas tarsi ta vieta, kur Semionovas turėtų būti pranašesnis, bet kol kas to pranašumo mes dar nematėm. Būtent, Marius Misiūnas ragina daugiau savo auklėtinį bandyti ieškoti situacijų klinče, kur galėtų suleisti vieną kitą alkūnę. Dabar tipai, kuriuos atlieka Titano atstovas. Trūksta užtikrintumo. Edgarui Semionovui matėme netgi tuos bandymus smūgiuoti alkūnę, tačiau nėra koncentracijos, nėra užtikrintumo. Tas yra labai keista, kol kas pasakiau, kad Semionovas jausis turėtų tarsi namuose, bet taip tikrai neatrodo. Ir Žamba gerai dirba kojomis, jis labai jaučia atstumą. Tai ir dabar apatinis smūgis, kuris tikrai pasiekė tikslą. Kol kas Semionovas perėmęs, tiksliau Žamba perėmęs iniciatyvą raundo pabaigoje. Ir buvo prispaustas, netgi šiek tiek prie ringo virvių jo varžovas. Ir dabar taip stebint raundo pabaigą galiu pasakyti, kol kas Edgaras Semionovas kiek per lėtas. Jeigu mes turime žaidimą su Deividu Žamba, Žamba jau pademonstravo, kad greičiu tikrai yra, kur kas aukštesnėme lygyje. Mažai buvo alkūnių, kelio iš vis nebuvo. Reikia jį gaudyti. Tu kai vieną kartą buvai jį pagavęs, blogai. Galvos tik tai, kad nenulenkiai. Nepaleisk iš klinčio, arčiau prisiklausk prie. Jis tave rankas tu tam pukiš, visur reaguoja. Parodai, dadingus smūgiuoja. Daugykus muškai, biškai štrum. Klinčia mes pasiruošę, kai matai. Tu turi jam biškai nagiliau. Čia keletas gražiausių pirmo raundo epizodų. To klinčo, kaip ir pastebėjome, kovos eigoje buvo nedaug ir, turbūt iš Edgaro Semionovo tikėtumėmės daugiau, bandymo klinčuoti daugiau, bandymo ten ieškoti savo pliusų, savo stiprybių. Ir dabar įdomiausia buvo, kad Ignas Barysas būtent Deividui Žambai pasakė, tu esi pasirengęs klinčui, jo nebijok. Tai greičiausiai pamatysime dar kelis klinčus inicijuotus būtent Deivido Žambos. Keičia nemažai stovėsenas Edgaras Semionovas. Bando taip. Ieškotis kelių į atakas. Pataikė priekinę ranką. Dabar Žamba užlipo, tiksliau galima turbūt sakyti pats. Edgaras Semionovas ant smūgio. Lygiais dirba Žamba.
man tai minėjai, kad galbūt Semionovas bus šiek tiek greitesnis, nusileidęs į žemesnę svorio kategoriją, bet mes žinom, kad Žamba yra dar žemesnės svorio kategorijos kovotojas. Dažniausiai jisai kovoja 57-58 kg kategorijoje. Ir dabar galėčiau tik tai pasakyti labai paprastą dalyką, kad greičiausiai Semionovo greičio nepridėjo. Tas svorio kategorijos pažeminimas dėja, bet Edgaras Semionovas atrodo kiek primigęs. Pirmąjį raundą matėme labai vangoką. Dabar vėlgi Deividas Žamba tiesiog pajuto, kad gali valdyti ir kontroliuoti kovą, tą ir daro dabar. Tiesa, prieš tai epizode visai neblogą ataką suorganizavo Semionovas, džabas ir prišokimas alkūnę. Žamba vėl puikiai dirba iš antro numerio. Bet tie apsikeitimai klinčo situacijose mane tiesiog tikrai stebina, nes aš tikrai tikėjausi Semionovo persvaros šitose vietose. Tikrai pasiruošęs, drąsiai galima sakyti, Žamba yra kovai pagal Muay Thai taisyklės prisitaikęs prie varžovo. Ir čia gerai, jau pataiko Titano atstovas. Kiekvienas toks smūgis vėlgi gali keisti kovos dinamiką. Ir čia geras galinė. Fighters Lens kovotojas atlieko sėkmingą ataką. Linčas. Vėlgi tie paėmimai, kuriuos atlieka Žamba, klinčiai yra gana efektyvus. Tikrai solidžiai atrodo klinčio situacijose jis. Šiaip yra geras imtynininkas Žamba ir jisai dažniausiai eina į kojas, bando versti oponentą. Čia to nėra, bet kontroliuoti jį sugeba. Čia labai gražiai klinčia išvengia varžovo atakos Semionovas. Įdomiausiai, kad Semionovas tarsi ir provokuoja Žambą dirbti ir Žamba tai supranta, tačiau kontratakų mes matome labai mažai. Netgi buvo situacija viena, kai tiesiog Semionovas stovėjo, leido vieną ataką atidirbti Žambai. Vėliau tiesiog antroji, čia taip pat Žamba išnaudojo visas tą pranašumą, kurį gali, aukšti spyriai. Matėme, kad gali žalos padaryti ir jais. Ir Žamba daugiau atsipalaidavo. Dabar matome jo arsenaliai įvairesnius smūgius. Matome daug alkūnių, matome smūgėlis, o čia gerai artimoje distancijoje pataiko Edgaras Semionovas. Deja, pagal taisyklės to daryti negalima. Galima nebent smūgiuoti. Perspėjo referis dėl to Deividas Žamba. Ir čia po gongo. Lengvas smūgis, tačiau kelsimės į trečiąjį raundą. Va, tik duodi grįžtumą, iš karto atsidarinėja. Trečias raundas, dabar visą trečią raundą čia. Visą trečią raundą. Nemuš alkūnėm nesuprantu, muš alkūnėm. Alkūnėm kelių, viskas gerai. Rankų mažai, alkūnių mažai ir kelių. Davai, biškai aštriau. Trečiasis pirmosios kovos raundas netrukus. Galime tik priminti, kad YouTube paskyroje galima bus stebėti pirmasis 3 kovas. Jau taip kalbėjome su kolegomis, kad tarsi pirmosios dalies desertas Brižinskas prieš Levickį, o antroje bei trečioje vakaro dalyje tų įspūdingų kovų bus labai daug, bet jau ir pirmoji vakaro akistata Žamba prieš Semionovą mums tikrai dovanoja puikų reginį. Ir jeigu pirmajame raunde to klinčio buvo minimaliai, dabar su kiekvienu raundu vis daugiau. Middle kickas, kurį atlieka Žamba. Ir Semionovas mažina distanciją. Kas įdomiausia, Semionovas yra praradęs kvapą praėjusiose kovose, bet šitoje kovoje kol kas man jisai atrodo šviežesnis. Ir netgi kylantis šiek tiek, sakyčiau, jeigu pirmajame raunde trūko to plastiškumo, trūko to pristaikymo prie varžovo, dabar šiek tiek geriau, bet jau mano akimis jis jaučiasi ringe. Atrodo geriau paskirstė kovas, savo jėgas tiksliau. Taip. Tačiau, pakalbėjome ir dabar atrodo prabėgus beveik minutį, vėl Semionovas sėda. Ir sėda ne veltui, o tiesiog Deividas Žamba nualinti sugebėjo ir tuose klinčiuose. Ir dabar vėlgi iniciatyvą imasi Žamba. Taip, dabar teisingai, Semionovas stengiasi artimoje distancijoje klinčuoti, tačiau Žamba gerai ginasi. Ir tos alkūnės, net ir iš tokio artimo atstumo yra labai pavojingos. Vėlgi, padaugėjo klinčio. Ką reiškia, kad padaugėjo klinčio? Jame reikia beprotiškai daugiau jėgų negu kovoti paprastoje stovėsenoje. Kartais sunku net įvertinti, kiek jėgų atima štai tokie klinčio epizodai, kaip kad matėme dabar.
Ir čia gerai. Tiesiai smūgiai sudirba dabar Žamba, pasitikdamas varžovo. Edgaras Semenovas pradėjo klausyti trenerių. Alkūnės ir klinčas. Ir čia labai svarbu pozicijos paėmimas. Ką dabar padaro Žamba? Ranka virš priešininko alkūnės. Ir sugebėjimas prakišti alkūnę iš minimalios distancijos. Geras smūgis į korpusą, kurį atlieka Žamba. Ir paskutinioji minutė praktiškai jau dabar startuoja. Panašu, kad kraujas bėga Davidui Žambai iš lūpos. Žambos keliai labai aštrus. Ta taip pat reiktų pastebėti, jų padaugėjo, jie savo funkciją atlieka puikiai. Praktiškai visi keliauja tiksliai tiesiai į taikinį korpusą. Man tai minėjai, kad Muay Thai kovose yra vertinama žala. Kaip manai, kuris dabar yra padaręs daugiau žalos? Nes aš sakyčiau... Greičiausiai labai paprastai pasakysiu, pasižiūrėkime tiesiog į kovotojų veidus, ar ne? Tai yra paprasta taisyklė. Tiesiog dabar, ką matome, tai, ką daro Semionovas, tai yra tas titano charakteris, apie kurį mes girdėjome legendas. Trečiasis raundas tai yra Semionovo charakterio raundas. Tiesiog aklai į priekį, galbūt kartais ir per daug rizikingai, tačiau būtent tai Semionovas ir daro. Ir dabar jis eina alkūnėmis, jis eina tiesiog tiesiai smūgiais alkūnėmis, bando pramušti per varžovo gynybą, nėra tai kažkokia taktika labai efektyvi, bet tai veikia. Ir keičiasi smūgiais. Ir yra alkūnė, kurią suleidžia dabar varžovui Semionovas paskutinės. Pirmosios kovos sekundės. Semionovas vėl metasi į priekį. Smagu, buvo smagu vyrai stebėti šią pirmąją kovą. Davidas Žamba, Fighters Land atstovas, jam tai yra debiutas. UTMA organizacijoje jo varžovas Edgaras Semionovas. Kovotojas turintis daug patirties ir tikrai jau pirmoji vakaro kova, drąsiai sakoma, nenuvylė. Tačiau aš turiu vieną palinkėjimą Edgarui Semionovui. Na, nepramiegokim to pirmojo raundo. Mes matėme ne vieną Semionovo kovą, kurioje, na, tiesiog pritrūksta tų pirmųjų greitų sekundžių. Ar tai galėjo būti pirmosios kovos vakaro faktorius? Galėjo. Dabar netgi skaičiuojant raundus, kurį laimėjo, na, aš bijau, kad pirmasis tikrai yra Davido Žambos, galbūt nebijau, tiesiog spėjo. Antrasis, sunkiau pasakyti, trečiai galbūt taip laimėjo Edgaras Semionovas. Tačiau pažiūrėsime, viskas dabar teisėjų kortelėse. O dabar jau Igno Grinevičiaus rankose, šis vyrukas netrukus mums paskelbs pirmosios vakaro kovos nugalėtoją. Visus 3 kovos raundus ir visą kovą laimėjo mėlynasis kampas Blue Corner Davidas Žamba. Teisėjai paskelbė savo verdiktą, visus 3 raundus anot jų laimėjo Davidas Žamba. Turbūt pakomentuojant šiek tiek šią situaciją, pirmąjį raundą jis laimėjo akivaizdžiausiai, antras, trečias klausimus turbūt sukėlė šiek tiek daugiau. Aš nemeluosiu, kad mes tikrai esam nustebę. Davidai, visi 3 raundai UTMA debiute, kaip po to jautiesi? Neblogai, jaučiau klaidų yra, reikia dirbti toliau. Gali būti dar geriau? Žinoma. Džiaugiuosi, bet tikrai ne taip, kad būčiau euforijai pirmadienį trenerių salėje 10 ryto. Va čia tai požiūris. O kokių turi ambicijų artimiausių? Likti aktyviam, kovoti ne tik profose, važiuoti mėgėjus, per mėgėjus dalyvauti, Lenkija, ne tik Lietuvoje, noriu visur būti aktyvus ir treniruotis. Ačiū tau už kovą. Davidas Žamba, mūsų pirmosios vakaro kovos nugalėtojas. Top Sport kazino, Top Sport ruletė, Top Sport stalo lošimai, Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.